Emilio filmai. Jo, mačiau. Kitokie. Jie turi tokį tarantinišką prieskonį, žinai. Kažkokia tikrybė tame. Ir nėra tos tokios dramatiškos, kaip čia, europietiško kino realybės ir tos skausmo. Apie stereotipus, kuriuos mato užsieniečiai žiūrėdami Lietuvą. Taip, žinoma, aš pati turiu asmeninę kovą su stereotipais. Netgi kurios kelionių agentūros pateikia Lietuvą kaip šalį, kurioje pigus alus ir gražios merginos. Tai yra tiesiog tragedija ir iš tokių stereotipų privalo būti juokiamasi, iš bet kokių stereotipų, kurie neskaniai pateikia šalį, jie turi būti naikinami. Ir apie jas turi būti kalbama. Aš ketinu eiti pasižiūrėti šito filmo ir dėl tokių priežasčių, kur gal labai menininkams atrodo neteisingos. Man patiko reklaminė kampanija šito filmo, jis yra apgalvotas, padarytas. Visas tas dalykas padaryta vakarietiškai ir tai yra labai svarbu mūsų apskritai kino politikai Lietuvoje.